Pam, 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 pam. Pam. Sveikas! Ignalinoje yra keltuvas, vienas iš nedaugelio Lietuvoje, kuris kelia ir MTB raiderį. Čia yra taip pat DH trasos, kurias šiandien ir išmėginsim. Parodysiu, ant kiek jos yra sudėtingos, įdomios, bet ar tai yra verta tavo laiko. Tai ar šitos trasos tikrai yra geras? Žiūrėk iki galo ir parodysiu viską, kaip atrodo nuo pat pradžių. Ei, tu, nepamiršk paspaust like, paspaust subscribe, parašyt komentarą. Ir apie galimybę pagreitėti, tai gali susisiekti su manim. Varom, varyk, pam, pam, pyra, papum. Varom ant kalno. Tai su tuo keltuvu reikia tiesiog iš anksto susiderinti. Ir tiek, kadangi šiandien nebuvo susiderinta ir tai baiku tiesiog pakilsiu ir parodysiu trasas. Bus smagi diena, tai kylam viršų pro aplinkui. Ant trasos, tiesiog va pakilimas toks gausis patogus. Ankstus rytas, dar žolė drėgna, bet mum nesutrukdys. Ok, važiuojam. Pom, pom, para, pom. Toks vaizdelis nuo kalno. Gražiai viskas atrodo. Žeriukas, keltuviukas. Trasų apžiūra. 1, 2, 3. Visai nemažai. Varom žiūrėti trasas. Ignalina downhill. Važiuojam. Ši trasa prasideda pirmas posūkis po kairę, tiesioji, keli bampai, tikrai nėra kažko sudėtingo. Svarbiausia daug greičio pasiimti ir čia dar laukia toks nedidelis šuoliukas, kuris tiesiog nebūtina jo šokti, net iš tikrųjų. Kiek gali įsibėgėji, čia nusileidi ir puti toliau įsekantį posūkį po kairę. Po tiesiosios, bum, šaknis. Skirtingi pasirinkimai. Turime po dešinę ravą, šlapio raidinimo padariniai. Tai tokia gili duobė išsispausta, o labiau kairėje posūkio viduje yra šaknis. Mano galva per tą šaknį, aišku, yra geriau važiuoti. Jeigu šitos ravos nebūtų, gal būtų ir greičiau įsisukti iš čia, bent jau ant išėjimo būtų daugiau greičio. Bet šiuo atveju greičiausiai šita šaknis bus geresnis pasirinkimas. Jeigu chebra būna Ignalinoje, vienintelis minusas – odai ir tikrai turėti kažką prieš odus, nes čia yra, tiesiog belekas. Tai va, lekiam toliau. Opa, sekantis iššūkėlis. Tai nuo ten važiuojant reikia atsižvelgti labai stipriai į kelmelių nedidelių, kurie, jeigu dviratis yra palenktas iš šono, tikrai yra nemažas šansas, kad užkliūsi už jų beminant. Ai! Tai atsargiai. O toliau čia važiuojant, šita tokia dauba, įsibėgėjęs stengiasi įsispaust ir toliau nuvažiuoti. Dar viena vietelė, kuri visai sudėtinga. Reikia turėti geras padangas, reikia stengtis nestabdyti ir važiuoti tolygiai tiesiai. Jeigu stabdysim stipriai, tai labai lengva pamesti sukibimą su šia danga. Sileidai ir tada iš karto posūkis. Dešinė, dar viena dauba. Šioje vietoje iš to posūkio dar visai įdomus toks yra. Nežinau, galima šokti iš tikrųjų čia, bet ar labai verta klausimas. Tai greitai važiavus iš šitos vietos, tada į šitą daubą galima įdropinti. Bet ar tai naudinga ir greičiau, reiktų bandytis ir žiūrėti. O su odais labai blogai. Skubam apžiūrėti trasą ir važiuoti ją. O dievai, Jesus, odai. Please help someone. Tokia dauba. Turime motokrosinį variantą po dešinę ir kairiau tiesiog visai tvarkingą pravažiavimą. Tai aišku, aš labiau dabar šiuo metu rinkčiaus tą kairiau. Klausimas, kaip būtų šlapia, bet šiuo atveju tai atrodo viskas taip maždaug. Op, pro čia drykst, pasileidi ir lieki tiesiai. Stengiasi išgyventi. Dar vienas off-camberis. Labiausiai sudėtinga yra, kad yra labai daug off-camberinių tokių vietų. Jeigu sausa, viskas gerai, jeigu šlapia, tikėkis, kad išgyventi. E-bike power. Opa. Tai va, šitas off-camberis turbūt trasos sudėtingiausia vieta. Tai yra didžiulė vėža, į kurią arba pataikai, arba sudegi. Su tinkamu greičiu tai gan iš tikrųjų nėra taip ir sunku įveikti. Kuo lėčiau važiuoji, tuo sunkiau pravažiuoti. O toliau gan trasa jau paprasta. Vienas mini dropukas ir nusileidimas. Ką dabar ir padarysim, tai nusileisim. Dropukas ir tiesioji. Op, op, op.
Pravažiavus tiesiai. O, su disku. Tai pravažiavus tiesiai vieną iš paskutinių, papuolami akmenų sekcija, dviguba tokia, galima čia kaip ir gepin būtų, arba čia vat šitą dalį pravažiuoji, šitas labai didelis, tai per vidurį pravažiuoji ir sekantį tada peršokia. Tai tokie reikalai, tokia trasa, toks rogardenas, galim pamėginti pravažiuoti, su e-baiku truputėlį sunkiau, jau čia reiktų visai gal tokios pilnos suspensijos, gero dviračio, tinkamai sureguliuotais amortikais ir gali tikrai fainiai pravažiuoti šitą visą dalį. Belieka tik tais važiuoti trasą. Ignalina tai jėga. Pirmas įsibėgėjimas tiesioji, posūkėlis. Opa. Trumpukas. O, slidu visai ant šakų. O, labai net slidu. Opa. Nu, rogardiną reiktų pasimokinti, pavažiuoti. Finišas. Oi, kaip taškas. Oi. Greitos trasos tikrai nėra ilgos, bet pagal skillsetą, pagal tai, kiek reikia įdėti darbą, išmokti ir atvažiuoti jas geros tikrai. Jau prasideda trasos. Ten pat kairiau į rogardiną arba dešiniau į rogardino apvažiavimą. Privažiavimas gan yra toks bumpy šitoj vietoj. Čia, pavyzdžiui, dešiniai tiesiog tiesia linija brauki tiesiai. Kur greičiau? Nežinau, tu man parodyk ir pasakyk. Pro čia šį kartą kairė pusė bumpy. Op. Iš apačios neatrodo labai kažkas čia sudėtingo, bet turi porą tokių triki vietų. Vienas akmuo, vat prieš mane yra išsikišęs labiau nei kiti ir prieš jį yra duobė. Aišku, jinai nėra didelė, bet greitai parvažiuojant galima atsimušti tą akmenį ir eiti per priekį. Arba bandyti pataikyti pro šį tarpelį. Arba, kaip buvo tas pro dešinę, pro čia apvažiavim. Kur greičiau, kaip ir sakiau, nežinau, tu man pasakyk. Auč. Ir vėl per diską. Tekanti vieta tokia. Vėlgi turim sudėtingą vietą šioje dalyje. Tai yra gili gan proveža. Sunku gali būti pataikyti, šaknis dar papildoma. Arba galima apvažiuoti pro kairesnę vietą. Du pasirinkimai, skirtingi lainai, skirtingas greitis, skirtingi sugebėjimai. Aš bandyčiau įtaikyti provežą ir tada važiuoti per viršų. Viršuje prasideda dar šaknų papildomai. Arba pačioje posūkis ir šaknis. Važiuojant ten pro provežą, šaknis, jeigu važiuojant pro apačią, toks gaunasi posūkėlis. Tiesesnė linija, aišku, yra greičiau. Galima važiuoti aukščiau aplink šaknis, bet dabar yra labai geras oras, labai tinkamos sąlygos ir nėra šlapia. Jeigu čia būtų šlapia, viskas keistusi iš pagrindų ir būtų daugiau klausimų, kur važiuoti. Dabar labiau stengiasi tiesiog kuo tiesiau, kuo greičiau, kuo greitesnis išėjimas iš posūkių ir tiek. Gan paprasta. Bet jeigu lyja, geras pavyzdysgi buvo Latvijoje, kaip įvyko ir man. Gali viskas būti ok ir bum! Viskas baigta. Pralaimėjimas. Pravažiavus šitas šaknis, galima važiuoti arba toliau tiesiai į vieną lainą, į vieną trasą, arba į kitą po kairę. Čik. Gan paprastas privažiavimas, nieko čia sudėtingo. Mažai gal važiuojama, matosi traselės dalis ir yra prikritę įvairių miško gerybių. Todėl gali būti mažiau gripo. Ir smagiausia dalis turbūt yra sekanti čia. Op. Status nusileidimas. Tikrai status nusileidimas. Du tokie balkiai. Kažko labai stebuklingo čia nekeičia toj trasoj. Gražiai įsispaudi nuo vieno, nuo kito ir tiesiai per tiltuką važiuoji į nedidelį džempuką. Toliau tiesiog tiesioji, susikėta kitos trasos, kurie eina dar ten pro viršų. Tai einam pro viršų trasos, apžiūrim ten, kas laukia, bet čia labai smagi vieta, labai greita. Ten pasileidi, bum. Max Speed tiltukas atrodo toks ant klaustuko. Ar tikrai jisai atlaikys, todėl dar smagiau. Bet sekantis džempukas, kuris po to tiltuko yra, reikia truputėlį prisistabdyti, nes gali biškį mesti per priekį. Tai jeigu kas treniruositės atsargiai, pasistabdykit truputį. Tai va, čia yra tas nusukimas
jeigu tiesiai važiuoji, turi tokį vaizdą. Gali važiuoti vėlgi kairiau, dešiniau. Dešiniau yra didžiuliai tokie bampai. Toks va dropukas gaunas. Dar daugiau bampų. Grynas molis prieš akį. 3 pasirinkimukai. Sausa, paprasta. Šlapia, ragai. Dropuką gali imti labiau dešiniau. Toks visai triki. Toliau galima kairiausiai, tai jau gausis labiausiai iš trasos išvažiuoji. Nes čia jeigu važiuotum vien dešinę, tai gautus tiesiog tiesia linija. O čia jau gaunasi apvažiavimai, kurie, nežinau, ar net paprastesni už tą dropą. Aišku, priklauso kokie sugebėjimai, bet prarandi laiką, akivaizdžiai. Turbūt vidurinis būtų vidutiniškai prarandi. Labiausiai sustoji ten apačioj. Dar čia tokio off-camberį turi nusileisti. Ir jo, daug laiko prarandi. Vidurys. Gal vidurys visai ir greitai galima būtų prisivažiuoti. O dropas šitas tiesiog tiesia linija, o ten važiuojant gali lėkti. Mano manimu, tai turbūt greičiausias būtų šitas lainas, bet kaip iš tikrųjų parodys tik tais oras ir varžybos. Geriausi Lietuvos raideriai parodys, kaip galima greitai čia suvažiuoti šitas trasos dalis. Jie boys, sendit. O toliau toks va, irgi 2 pasirinkimai. Tikras downhillas. Duobės, šaknys, rastukai ir stati vieta. Tai čia pravažiuoti greitai tikrai yra sudėtinga, labai stati vieta, labai įdomi, daug stabdymo, daug greičio. Taip, iš čia, va šitos dalies, tai kur buvo tiltelis ir nusileidi nuo jo, tada džempukas ir tada tiesioji į kitą džempuką. Ir ką, toliau į paskutinę sekciją, tai yra irgi 2 lainai, 2 trasos. Viena yra džempai 2, kita yra tiesiog dar vienas nusileidimas status ir po to būna arba hoperis, arba dabar nieko. Tai va, posūkis irgi taip pat turi daug duobių, tikrai ir statumos, geros sekcijos, sudėtingos, įdomios ir vertos dėmesio. Ir prieinam prie džempuko, labiau stepdowno, galima sakyti, šiauliečio tikra svajonė, kur landingo beveik nėra, toks trumpas. Įsibėgėjus, šito daug greičio būna, tikrai gan nesunku persikelti. Vos papulinė, gražiai stengiasi įsileisti tą šiaulietišką nusileidimą ir po to dar vienas medinukas ir landingas čia. Toliau išvažiuoji tiesiai, čia važiuoji miškelį, įsuki ir nusileidi ten. Gerai, manau, puikiai proga pasimėginti ir prasišokti. Kaip čia veikia šita vieta. Mėlis. Džempas. Opa. Varom pralėkt trasas. Apžiūrėsim, kaip atrodo POV iš GoPro. Ok, važiuojam traselę. 3, 2, 1. Akmenis. Opa. Ralos. Čia daug pasirinkimų. Opa, skirtingų. Ui, sudėtingas koks privažiavimas. Labai bumpy. Ui, taško. Opcijos. Kiek tik nori opcijų. Opa. Skiečiu visai važiavimas. Čia iš dešinės į kairę. Ta trasa. Bum. Dropukai. Džampas. Dropas. Wow. Oi, kaip taškas. Oi. Šitą labai man patinka traselė. Pora džampukų yra. Net ne pora. 1, 2, 3, 4. Čia dar 5 toks natūralus. Labai smagi. Pilna atletų. Treniruojasi visi. Sportuoja. Kas šiaip gražiai sutvarkyta namukų, va tokių yra fainų gražių. Man patinka Ignalina. Ir kaip niekur su kalnų dviratininkais kažkaip labiau sutarė. Dabar pralėksiu. Ui. Per akmenis.
šitas labiau patinka. Arba čia važiuojam. Op. Kėlis. Dar čia pro kairę galima. Ui. Kryptis. Per žolę nenori gazuoti. Labai taškus. Nu ant kiek smagu. Amazing. Sveiki. Sveiki. Važiuojam smagiausią traselę, kuri man yra, tai šita. Op. Per akmenis. Kairė. Skirtingas gan posūkis lūs. Trapukas. Tiesiai šįkart pjaunam. Opa. Belia kaip greitai. Pam. Tai tiek iš tos Ignalinos. Šiaip bendrai buvau pirmą kartą pats Ignalinai, pats pirmą kartą išbandžiau šias trasas, keltuvą. Man tikrai labai patiko ir galiu patarti visiems atvykti. Jeigu norit pasikelti savo sugebėjimus downhill važiavime, tai tikrai galite čia padaryti. Ir iš anksto susitarus netgi užsisakyti keltuvus, kas yra išvis super. Bendrai trasos man patiko, tiek ir pats važiavimas čia smagus, tiek ir aplinka faina, ežeras, kavinė, viskas vietoj. Labai faina vieta. Ačiū, kad buvai su manim kartu šiame video ir susimatysim kitame videke. Nepamiršk laiko, share, subscribe. Taip pat, jeigu nori pagreitėti, nori greičiau važiuoti trasoje, būti labiau užtikrintas, gali drąsiai parašyti man privačiai per Instagramą, Facebooką ir manau tikrai susitarsim, kaip tau pradėti greičiau važiuoti ir labiau užtikrintai. Tai tiek būtų šiandien. Dar kartą, davai. Ate. Bye.